Mūsų protėvių patirtį tyriančių šiuolaikinių mokslininkų atradimai patvirtina, kokį svarbų vaidmenį žmogaus sveikatai išsaugoti vaidina kvėpavimas. Gydomasis kvėpavimas stiprina sveikatą, gerina apsaugines organizmo funkcijas ir aktyvuoja energijos apykaitą ląstelėse. Pamažu ilgindami treniruočių laiką, netrukus pajusite, kad gerėja jūsų nuotaika, normalėja miegas, didėja protinis ir fizinis aktyvumas, atsparumas stresui ir infekciniams ligoms. Treniruoklio parengimas darbui. Treniruoklis – tai prietaisas, skirtas kvėpavimo raumenims treniruoti ir užtikrinti teigiamą slėgį iškvepiant. Prieš pradėdami treniruotis, atidžiai perskaitykite treniruoklio naudotojo vadovą. Kaip taisyklingai parengti prietaisą treniruotėms. Prietaiso sudėtis – išorinė stiklinė, vidinis indelis, dangtelis, kvėpavimo vamzdelis, kandiklis, eterinio aliejaus talpyklė. Prieš naudojant pirmą kartą ir po kiekvienos treniruotės prietaisą būtina išmontuoti, nuplauti visas detales šiltame vandenyje su plovikliu. Po to perplauti tekančiu vandeniu ir nudžiovinti. Pagal naudotojo vadove pateiktą lentelę nustatykite reikiamą vandens kiekį. Matavimo menzurėle pamatuokite reikiamą vandens tūrį. Vandenį supilkite į prietaiso stiklinę. Dangteliu sandariai uždenkite vidinį indelį. Vidinį indelį įleiskite į stiklinės vidų. Dangtelį prispauskite taip, kad sandariai uždengtų stiklinę. Kvėpavimo vamzdelį užmaukite ant jungiamojo dangtelio vamzdelio. Kandiklį statykite į laisvą kvėpavimo vamzdelio galą. Pagrindiniai kvėpavimo pratimų metodikos principai. Kas svarbiausia kvėpavimo treniruočių metu? Atliekant kvėpavimo pratimus, būtina kvėpuoti diafragma. Diafragma – pagrindinis kvėpavimo raumuo, kuris skiria krūtinės ląstos ertmę nuo pilvo ertmės. Kai įkvepiame, diafragma susitraukia ir nusileidžia žemyn. Kai iškvepiame, atsipalaiduoja ir lėtai kyla į viršų. Kokioje padėtyje reikia atlikti pratimus prietaisu? Pasirinkite patogiausią padėtį. Sėdint už stalo, fotelyje arba pusiau gulint. Kaip geriau atlikti kvėpavimo pratimus? Paimkite prietaisą taip, kad treniruoklio stiklinė visuomet būtų vertikali. Įsikiškite kandiklį į burną, glotniai užspauskite jį lūpomis. Įkvėpkite ir iškvėpkite pro burną, kvėpuodami per vamzdelį. Norint sulaikyti kvėpavimą pro nosį, galima laisvos rankos 2 pirštais užspausti nosies sieneles. Įkvėpimai turi būti greiti ir trukti 2-3 sekundės. Pilvas tuo metu turi būti atpalaiduotas ir judėti į priekį. Iškvėpkite lėtai ir tolygiai. Iškvėpimo pabaigoje pilvą šiek tiek įtraukite. Ar galima įkvėpti pro nosį? Vaikai ir silpnesnės sveikatos žmonės pirmųjų treniruočių metu gali įkvėpti pro nosį. Treniruojantis pagrindiniu režimu, kvėpavimas pro nosį nerekomenduojamas. Į ką reikia atsižvelgti iškvėpimo metu? Iškvepiama iškart po įkvėpimo. Iškvėpimas trunka ilgiau nei įkvėpimas. Iškvėpimo trukmė nuolat didinama.
Informacijos apie treniruočių trukmę galite rasti treniruoklio naudotojo vadove. Techninė priežiūra ir laikymo taisyklės. Po kiekvienos treniruotės prietaisą būtina išmontuoti. Visas dalis nuplauti šiltu vandeniu su indų plovikliu. Prietaisą laikyti plastikinėje arba kartono dėžutėje. Trijų minučių treniruotės pavyzdys, kai kvėpavimo ciklas trunka 10 sekundžių. Eterinių aliejų inhaliacijos. Individualių treniruoklių inhaliatoriumi galima inhaliuoti eterinio aliejaus. Žinoma, kad kvapusis eterinis aliejus organizmą veikia įvairiapusiškai. Inhaliacijų metu tokio aliejaus molekulės veikia lokaliai, todėl jo galima veiksmingai vartoti įvairioms kvėpavimo organų ligoms gydyti. Viršutinių kvėpavimo takų kataro, gripo, bronchų ir plaučių ligų profilaktikai, reabilitacijai persirgus pneumonija, tuberkulioze, po plaučių operacijos. Be to, eterinio aliejaus molekulės, patekusios į kraują, sukelia specifinį poveikį įvairiems organams bei audiniams ir apskritai visam organizmui. Šiems tikslams galima naudoti vienos rūšies eterinį aliejų, tačiau, kaip parodė tyrimų rezultatai, naudojant kelias kvapiųjų eterinių aliejų rūšis, poveikis būna didesnis, todėl greičiau pasireiškia pageidaujamas poveikis. Prietaise yra speciali eterinio aliejaus talpyklė.
Pasirinkite tinkamą eterinį aliejų. Prietaiso parengimas. Eterinio aliejaus talpyklę įstatykite į vidinį indelį. Į talpyklėje esančią duobutę įlašinkite 1-2 lašus pasirinkto eterinio aliejaus. Vidinį indelį uždenkite dangteliu ir įstatykite į treniruoklio stiklinę. Ją sandariai uždenkite dangteliu. Kvėpavimo vamzdelį užmaukite ant dangtelio jungiamojo vamzdelio. Kandiklį įstatykite į kvėpavimo vamzdelį. Inhaliacijos. Inhaliacijos metu sklandžiai, pamažu, ramiai įkvėpkite pro burną. Po įkvėpimo sulaikykite kvėpavimą. Po to lengvai iškvėpkite pro burną į prietaisą. Rekomenduojama įkvėpti per 3-5 sekundės ir po įkvėpimo 3-5 sekundės sulaikyti kvėpavimą. Iškvėpkite pro burną į prietaisą per 2-3 sekundės. Aromatinės inhaliacijos trukmė 8-10 minučių. Jei inhaliacija toleruojama gerai, inhaliuojamojo eterinio aliejaus kiekį inhaliacijos metu galima palaipsniui didinti. Kas 4-6 dienas po 1 lašą. Iš viso nedaugiau kaip 3 lašus. Jei vienos rūšies eterinio aliejaus inhaliacija yra toleruojama gerai, galima inhaliuoti 2 ar 3 rūšių eterinio aliejaus. Tokiu atveju kiekvienas eterinis aliejus lašinamas į atskirą eterinio aliejaus talpyklėje esančią duobutę taip, kad aliejai tirpale nesusimaišytų.